Šiandien kalbėsime apie kainų stabilumą. Pagal Europos centrinio banko valdančiosios tarybos apibrėžimą kainų stabilumas, tai eurozonos suderinto vartotojų kainų indekso padidėjimas per metus nedaugiau kaip 2%. Atleiskit, gal galėtumėt paprasčiau paaiškinti? Kągi, įsivaizduokite pirkinių krepšį su įvairiais produktais. Pavyzdžiui, duona, pienu arba, tarkime, batais ar kompiuteriais. Reguliariai tikrinama šio vadinamojo pirkėjų krepšelio kaina ir skaičiuojama, kiek per metus pakilo, o kartais nors ir retai nukrito jo kaina. Apskritai, jei kainos pakyla mažiau kaip 2%, jos yra stabilios. Ar aiškiau? Gerai, pradėkime iš pradžių. Kodėl mums reikalingi pinigai? Jei jų neturėtume, reikėtų keistis daiktais. Kaip kepėjas atsiskaitytų su kirpėju? Turėtų siūlyti jam duonos. O ką reikėtų daryti, jei kirpėjas duonos nenorėtų? Kaip jam reikėtų sumokėti? Viskas labai sudėtinga. Todėl buvo sugalvoti pinigai. Jie palengvina prekybą. Bet atsiminkite, kad jų vertė kito. Kartais kainos labai pakildavo. Kas atsitiko? Kur mes? Nežinau, bet aš išalkau. Pažiūrėk čia. Nagi, ką galima nusipirkti už 4 monetas? Ko norėtumėte? 2, prašom. Čia per mažai. Jis pakėlė kainą. Kodėl? Nes žmonės turi daugiau pinigų negu yra prekių. Mano pyragėlių paklausa padidėjo. Be to pabrango miltai, o aš turiu sumokėti malūnininkui. Pabrango ir malkos krosniai. Taigi man dabar brangiau kepti. Ko jums? Nesirūpinkit, jums tik reikia daugiau pinigų. Puiku, labai ačiū. Negali būti. Jis vis kelia kainas. Mes čia nieko neįpirksime. Jums paprasčiausiai reikia daugiau pinigų. Palauk, žinau, kas tu. Tu infliacija. O, šaunuolė, kadangi esi tokia sumani, padovanosiu visiems šiek tiek grinųjų. Nedaryk to. Oho, juk tai puiku. Ne, tu klysti. Jei pinigų yra daugiau, o prekių yra tiek pat, kyla kainos, o pinigai praranda savo vertę. Tik pažiūrėkit, kiek jis susiprašė. Praėjusį mėnesį buvo pigiau. Anksčiau man užtekdavo pinigų, o dabar nebe. Kainos nuolat kyla, o mano pensija nedidėja. Be to kasdien mažėja mano santaupų vertė. Tokiais laikais visada kenčia vargingesni žmonės. Tai štai kas yra ta infliacija. O kai ji prasideda, sunku ją sustabdyti. Ta pabaisa vėl ateina. Bėgam iš čia. Gerai, kad iš ten pabėgome. Įdomu, kas šiandien stebi infliaciją. Ar tik mokytoja neminėjo Europos centrinio banko ir kainų stabilumo? Taip, pamėginkime sužinoti daugiau. Žiūrėk, kur atsidūrėme. Atsiprašau, ar tiesa, kad jūs palaikote stabilias kainas? Kaip jūs tai darot? Gal aš galėčiau padėti? Na, kuo galėčiau jums padėti? Taigi, mes ką tik matėme infliacijos pabaisą ir kokią ji daro žalą. Ar tai jūsų darbas tuo rūpintis? Sakote infliacijos pabaisą? Taip, ji ką tik... Na, tikriausiai kalbate apie štai šitą. Čia infliacija? Pabaisa? Bet tokia maža. Tikrai taip. Ji maža, nes mūsų darbas palaikyti kainų stabilumą. Mes siekiame, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija būtų šiek tiek mažesnė kaip 2%. Bet kaip jūs tai darote? Na, aiškinamės, ar yra rizika kainų stabilumui. Atliekame 2 rūšių analizę. Pirma, stebime įvairius veiksnius, pavyzdžiui, ekonomikos augimą ir naftos kainas, kurie gali didinti kainas trumpu laikotarpiu. Be to, stebime, kiek yra pinigų apyvartoje, nes tai gali didinti kainas vidutinės trukmės ir ilgų laikotarpių. Bet kodėl? Mes žinome, kad praeityje didelė infliacija visada buvo susijusi su per dideliu pinigų apyvartoje kiekiu. Jei yra per daug pinigų ir per mažai prekių, infliacija gali dar padidėti.
Jei turguje visi norėtų, pavyzdžiui, tų pačių pyragėlių. Taip, bet infliacija yra tik tada, kai pabrangsta visos prekės ir paslaugos, ne tik, pavyzdžiui, pyragėliai. O ką jūs galite padaryti? Pavyzdžiui, ar galite uždrausti kepėjų kelti kainas? Negalime. Tačiau nusprendžiame, kokios turi būti palūkanų normos. Tuo jau paaiškinsiu. Pasiėmę paskolą automobiliui arba, pavyzdžiui, šaldytuvui pirkti, turite mokėti palūkanas, apskaičiuotas pagal palūkanų normą. Kitaip tariant, palūkanų norma yra pinigų kaina. Kuo didesnė pinigų kaina arba palūkanų norma, tuo mažesnė bus pinigų paklausa. Žmonės skolinsis mažiau pinigų, jei tai jiems bus per brangu. Teisingai. Todėl mūsų darbas yra nustatyti palūkanų normų lygį. Ir užtikrinti, kad laikui bėgant kainos būtų stabilios. Teisingai. Stabilios kainos sukuria pasitikėjimą. Tada lengviau taupyti ir investuoti. Nuėję į parduotuvę po kelių mėnesių pamatysite, kad prekės kainuoja beveik tiek pat, kiek dabar. Be to, daugiau investuoja ir bendrovės. Taip skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Ir dėl to šalis tampa turtingesnė. Matote, jei šis padarėlis ūgteltų, galėtų sukelti ekonominių problemų. Dėl jo žmonės gali net prarasti pasitikėjimą pinigais, todėl Europos centrinio banko ir eurosistemos darbuotojai labai rimtai žiūri į savo darbą. Eurosistema? Tai Europos centrinis bankas ir eurozonos valstybių nacionaliniai centriniai bankai. Tačiau mes stebime ne tik tai. Tikrai? Taip, matote, tai defliacija. O kas tai? Defliacija – tai bendras kainų mažėjimas. Juk tai puiku. Netiesa. Mat, kaip ir infliacija, defliacija gali kenkti ekonomikai. Pavyzdžiui, jei visos kainos nuolat mažės, jūs vis nepirksite kokį nors daikto, tikėdamiesi, kad po savaitės ar mėnesio jis dar labiau atpigs. Dėl tos pačios priežasties ir bendrovės gali atidėti investicijas, o nuo to nukentėtų ekonomika. Šie padarėliai tikri niekšeliai. Na tai koks yra pagrindinis Europos centrinio banko ir eurosistemos tikslas? Na? Palaikyti kainų stabilumą. Teisingai? Ir kovoti su infliacijos pabaisa. Kągi, manau, galima ją ir taip vadinti. Štai taip.